1998 metų šaltinis, numeris 31. Kūsenoliai porina. Ant Zavadnų pievų pasakoja Julija Tamulevičienė. Po aukštus kalnus vaikščiojau, saldžias uogelas rankiojau, tai saldžios gardžios uogelės, tai slaunus vardas martelės, tai slaunus vardas martelės, o dar slaunesnis mergelės, penkių brolalių seselė, tėvo motulės dukrelė, penkių brolalių seselė, tėvo motulės dukrelė. Ką pabaigėm bulbas, mes eisu pažiūrėt, ar yra ant Zavadnų pievų uogų. Tuščia jo! Aš paėmiau viedrelį, nugi nerasiu uogų, tai lepeškausiu. Per Matalino kalnų einu šitais kalnėliais ir išsibruku ant Zavadnų pievų. Vandenio, žinai, šiemet yra, bet uogų šiemet visai nebuvo ant Zavadnų pievų. Tai kad gal ir pernai nebuvo? Nebuvo, bet užpernai labai buvo. Uogojų, žinai, yra. Gal tokios labai gražios salalės, o teptai gal kokias 5 uogas radau. Eisu per visas pievas misnu, ajau ir išėjau ant Ziedo kalnėlio. Tygi, sodzinom pušelaitės, tai jūs cikėsit, let išsibrukau, ale reikėte pužalts, reikėte pužaukts. Tai dar gal ir tamošėlio šalcinio neragėts, kap te pužailai? Tai kad jau nėra, vaikeli, to šalcinio, tos upelės jau nėra. Va, cik tep siaura, padėta 3 kuolaliai, sekap spereits. O kur? Palei tamošėlio šalcinį, kur ajom. Per lieptų, per upį? Tai žinok, šalcinio jau nėra. Jau išajis? Jau užaugęs mišku. O kap mano įta, miškėliai, brūzginėliai viešpatie, ajau. Tai cik apsibrukiau ant akatskėlio ciltėlio. Tai va, aglais nuvirti, tokios didžiulės aglais. Tai cik tai baravykai, ale jau sani, sakau, tai niekieno kiba neužaita. Tu kad ir anksčiau dzygo. Tai ar niekas neina? Arba va ton vieton, prismeni gice dzygo ant inasiūklinį kapainį, kur toj sala atbūdavo ton salon grybų. Vajei, nepažįstu nei tų vietų, nei nieko, bet jau gal ir nepapuls daugiau. Ir paskui dar atėjau dvarnon salon raistuosna pažiūrėt uogų. Nebuvo šiemet ir salų raistuose. Išaugi? Jau išaugi? Tep va, nesakysi, uogojaičiai tokie yra, gražūs visa, bet kur uogaitė kokia. Ir lepeškaudama parėjau. Ogi pirma ankalė savo tų, ogi tiek, kiek buvo visokių tų, ant tų pievelių, kiek uogelių būdavo. Kap ir ant papo daržo. Seniau mano tėvas pasakojo, tai vokiečiai dar ką buvo, kap kad už caro dar. Tai plėnikai ajo, kap karas tas baigės, kareiviai ajo namo. Ir papas ajo, jei tie apsistojai buvo, ir kiek jau jei tie čieso buvo, nežinau, bet laikė mišes. Ir praminė, papo daržas. Tepgi karvės tiganėm. Ąžuolai buvo tokie didžiuliai, būdavo 2 vyrai geri. Tai neapima, tokie stori buvo ąžuolai. O aglais pameslyk tokios aukštos buvo. Taigi juodzi gandrai lizdus tinai kelis metus dėjo, niekur kitur cik tinai laikės. Po 35 metrus buvo aglais aukščio, tai su šimėku nupjovėm aglai bačkai. Tai toj aglai buvo tokio storumo, kap toj bačka. Ot buvo madeliai. Tuo ilgu lipielu, gal 1,5 metro ilgio, tai galaliai spjovėm. Vaikelė, ir kur cik nebūta, kur nevaikščiota. Ir va, nuveini, pažūrai, kur vaikščiota, aliava, jau baigės, jau ir nebevaikščiosi. Šalia ciltėlio yra Katskėlio kalnėlis. Ant jo buvo žmogaus sodyba. Užrašė Romas Norkūnas.